Taip, tai mano vardas Rūta Usaitė Donelienė, aš esu verslo mentorė, lektorė, bendradarbiauju Klaipėdoje su kultūros fabriku, kur kultūros krypties verslai reziduoja, ir bendradarbiauju su Klaipėdos Spiečiumi, kuris irgi turi puikią verslų inkubavimo, vystymo, akceleravimo programas. Ir šiandieną trumpai dar kas aš esu. Tai aš esu finansininkė, skaičių žmogus, visą gyvenimą dirbu su skaičiais, buhalterija, įmonių apskaita. Esu buhalterė profesionalė ir pati vadovauju nuosavam verslui. Tai yra apskaitos įmoniai Žinius ir mokymų įmoniai Žiniaus mokymai mažoji bendryja. Mano verslui 7 metai šiemet, nuo 17 metų dirbu. Tai kaip ir jūs, iš tikrųjų esu praėjusi tuos visus etapus, kaip verslas kūrėsi, kaip jisai prasideda, kokie sunkumai, iššūkiai kyla, elementarūs. Tai nuo kogi prasideda tie verslai? Noriu dabar jūsų paklausti, pasirinkite, kas už tai, kad verslas prasideda nuo A, originalios idėjos, pakelkite ranką. Tyla. Nuo problemos, kurią reikia spręsti. Už problemas daugiau balsų, bet o kiti ką galvoja? Turit savo kažkokį tai atsakymo variantą tikriausiai. Aha. Taip, tai aš tik tai išbraukiu iš karto, kad idėja nebūtinai turi būti originali ir iš tiesų tai dar yra ir C variantas, kad idėja gali būti nukopijuota, patobulinta, iš kažkur pasaulyje atsivežta, atsinešta ir visa tai gali būti puikiai jūsų verslo pradžia. Tai vadinasi, atsakymas yra kažkur per vidurį. Kaip surasti tų idėjų, kaip surasti problemų, nes pats žodis problema lietuvių kalboje jis skamba taip labai rimtai, kad kažkas turi būti labai skausmingo, blogo, nežinau, ką reikia spręsti jau taip iš esmės, bet iš tiesų gali būti visaip. Tai svarbu domėti žmonėm, pastebėti, būti pastebėm, stebėti rinką, ko reikia, kas atsiranda, kas išnyksta, girdėti ar ne, ką kalba draugai, apie ką skundžiasi, galbūt reikia kažkokio tai sprendimo. Taip pat labai svarbu identifikuoti, kas mane patį asmeniškai veža, ką man patinka daryti, nes vis tik tai stiprybė būna, mums turi patikti tai, ką mes darom. Pavyzdžiui, aš save skaičiuose atradau labai senai ir labai netikėtai, buhalterinės apskaitos kursuose mane užvežė. Balansai, debetas, kreditas, apskaita, skaičiukai, o va šalia buvo kolega, kuris atėjo irgi prekybininkas pasimokyti buhalterinės apskaitos, tai jisai metė jau po 2 paskaitos, nes neištvėrė. Tai va, turi vežti mus tai, ką darom, ar ne, tai netgi gal tokia raktas yra į sėkmingesnį verslą. Ir kad turi būti naudinga kitiem, naudinga reikalinga kitiem. Ar esate Palangoje girdėję burbulinius vaflius? Esate ir girdėję, ir valgę tikriausiai, ar ne? Ar žinote, kaip jie atsirado Palangoje, iš kur jie atvažiavo? Laurynas Rimavičius, kuris yra šito verslo įkūrėjas, labai mėgsta keliauti ir kiekvieną žiemą vyksta į labai tolimas šalis, į Honkongą ir panašiai, ir tiesiog ieško įvairiausių skonių, maisto idėjų, ką galėtų atvežti čia ir pritaikyti, pasiūlyti mūsų lietuviškai rinkai. Tai va taip iš Honkongo pas mus atvažiavo burbuliniai vafliai. Pirmais metais, nežinau, ar atsimenat, kokio ilgio eilės driekėsi prie tų burbulinių vaflių. Buvo kažkoks tai kosmosas Palangoje, ir paskui jau atsirado daug kioskų, ar ne, daug, kurie kopijuoja, bando padaryti kažką panašiai, bet žinokit, tikrasis skonis ir originalas yra tik tai pas Jo Gugų, jeigu ką, visi kiti tenai klastotės daro. Prašau labai, kur tikrasis skonis? Jo Gugų prekės ženklas. Taigi, apibendrinant, kad reikia stebėti, padiskutuoti su savo draugais, artimaisiais, kas galėtų būti jūsų pirmieji klientai, tai kartais būna netgi mūsų ir labai artimas ratas, mūsų giminės, tėvai, vaikai, artimieji, draugai. Atsiliepimus, susirinkti grįžtamą į ryšį, irgi apie savo tą idėją, nebijoti ir kritikos išgirsti, nes kritika irgi gali būti labai vertinga ir gali galbūt kartais priversti tą idėją pasukti kitaip, negu jūs iš pradžių sugalvojate. Tai nepykit ant tų, kurie kritikuoja ir sako, kad ne, čia ne, nesąmonė.
Tai tik kelio pradžia, idėjų generavimas, diskusijos ir tos kritikos išgirdimas, tai tik kelio pradžia, nuo ko viskas prasideda ir su kuo reikia pradėti ir dirbti toliau. Tai kas galėtų būti tie klientai, kur jų rasti? Variantas – bendrauti, eiti į renginius, į verslo klubus, bet jau čia šiandien esate susirinkę visai nemaža bendruomenė ir networkinti su tais kitais verslo žmonėmis ir neverslo žmonėmis, užmegzti ryšius ir kontaktus. Ir čia bendraudamas, bendrystės visokiuose klubuose, galite rasti ne tik potencialių savo klientų, nes mes visi tikimės ateiti čia, aš dabar čia atėjau ir tikiuosi rasti potencialių klientų, kad jūs visi tuoj pat užsisakysit mano apskaitos paslaugas, kai jūs teiksit verslus. Juokauju, aišku. Iš tiesų, tai tokiuose networkingo renginiuose, klubuose galima rasti partnerių, tiekėjų, tų, kurie padės jums tą idėją išvystyti ir padės nueiti iki to tikrojo jūsų tikslinio kliento. Kas toliau? Nu gerai, sugeneravom idėją kažkokią tai ir ne, kas toliau? Pasitikrinom tą verslo idėją, kaip pasitikrinti verslo idėją, jau mano kolegė Rima jums daugiau papasakos. Apsiskaičiuoti verslo idėjos įgyvendinimo pradžios finansus, pinigus. Tai vėlgi Rima rodys jums daugiau apie verslo planą, o aš tik tai bendrai noriu pasakyti, kad tai labai svarbus etapas. Kartais jį praleidžia kūrybiniai žmonės, nes dažnai sako, ai, nu tai tie pinigai, čia ne dėl pinigų aš darau, man idėja, man čia norisi kažką tai išvystyti, ar ne? Bet iš tiesų svarbus etapas pasitikrinti, dėl ko ne visos verslo idėjos išsivysta, išauga į verslus. Tai nes ne už kiekvieną verslo idėją rinka yra pasiruošusi sumokėti pinigais. Atsilyginti, ar ne? Mes kartais matom daug visokių keiščiausių dalykų atsiranda priekyboje, kad ir visokiuose AliExpressuose, Temu, taip toliau, keiščiausių dalykėlių, ten nežinau, šuns skėtis ir taip toliau, bet ne visus juos perka. Tai čia momentas ir yra iš tiesų apsiskaičiuoti verslo finansus, kiek reikia investicijų pradžiai ir kiek turėtų kainuoti jūsų prekė, produktas, paslauga. Ir be abejo labai svarbu, kiek jūs patys turite pinigų tai verslo idėjai įgyvendinti, kiek galėsite pasiskolinti ir galbūt jūs verslą pradedat su verslo partneriais. Ar žinote, kas būna pirmieji kreditoriai paprastai jaunų besisteigiančių verslų? Gal yra kokių variantų? Kas tie pirmieji, kas paskolina vis tik tai? Ir ne, tai ne bankas dažniausiai. Taip, šeima, tėvai, artimieji, pats artimiausias ratas. Tikrai pažįstu ne vieną tokį verslą, kur kelionių vienos agentūros vadovė, Ingrida Tursbeje, atsimenu, kaip jinai pasakojo savo verslo pradžią, kad sako, mano mama, sako, man davė pinigų, tada ten nėjo tas verslas, labai sunkiai iš tiesų viskas įsivažiavo, tada dar davė pinigų, tada jau sakė, nu gal tu baig jau dukrą su tą savo kelionių agentūrą, gal jau eik dirbti darbą, bet Ingrida, atsidūrė reikiamų laikų, reikiamoje vietoje, atsidūrė irgi mentorystės programoje berods Spiečiaus, kur jos įvyko proveržis, įvyko tie reikiami sprendimai ir dabar jinai tikrai džiaugiasi jau savo išaugusiu verslu ir net nebijoju, kad turbūt skolą mamai atidavė. Bet tikrai ne per metus, ne per 2 ir ne per 3 tai įvyko įsivaizdavimui. Tai dar labai svarbi dalis yra tai, kad turite įsivertinti, kad nuo verslo idėjos pradžios iki tol, kol pradės kapsėti pinigai ir grįžti jie jau į jūsų sąskaitą, kaip verslo rezultatas, gali praeiti nežinomas laiko tarpas. Tai gali būti keli mėnesiai, tai gali būti ir metai ir jūs turite nusimatyti, iš ko jūs gyvensite tuo laiku, kol vystysite tą idėją. Kaip pradėjau aš pati, tai iš tiesų turėjau santaupų. Man atrodė, kad visai normaliai, nes maždaug 6 mėnesius galiu gyventi iš tų santaupų ir jau paskaičiavau, kad kažkas turėtų prasidėti per tuos 6 mėnesius. Tai spėkit, kaip buvo. Pinigai baigėsi, aišku, verslas jau buvo įkurtas, pirmieji klientai jau buvo, bet tai buvo taip mažai dar, kad kiekvieną dieną būdavo, ką daryti, gal viską mesti ir eiti dirbti kitą darbą, nes pinigų trūksta, verslas taip greit neišauga, kaip aš tikėjausi, kaip aš norėjau.
Bet aš savo priėmiau tokį sprendimą, kad aš, jeigu noriu šitą verslą išvystyti ir aš juo tikiu, aš turiu dirbti, tiek, kiek reikia. Ne 8, o galbūt ir 16 valandų ir dirbti tik vienam verslė. Nes jeigu aš išeisiu į kitą darbą užsidirbti papildomai, nebeliks energijos tiek, kiek reikia šitam verslui išvystyti ir jisai gali ir neišaukti. Tai vat mano sprendimas buvo toksai susispausti jau ten kiek įmanoma, asmeninės visas išlaidas viską užsukti, kažkiek įlysti irgi į skolas šeimai, giminiai ir auginti verslą tol, kol jisai jau pradėjo man mokėti atlyginimą, kad aš galėčiau užgyventi. Tai va tokia istorija. Kas toliau? Dar vienas svarbus momentas, tai jeigu jau turite idėją, pasitikrinote ar ne, apsiskaičiavot finansus, tai pasidomėkite mokesčiais ir pasirinkite tinkamiausią verslo formą savo tą idėją įgyvendinti. Ir tikrai neskubėkite steigti juridinio vieneto, būtinai mažosios bendrijos ar UABO. Pasitikrinimui verslo idėjos pradžioje pilnai užtenka individualios veiklos pagal pažymą ar verslo liudijimo, nes mažesnės rizikos yra, lengviau uždaryti. Netinkamai pasirinkus verslo formą, kas gali nutikti? Gali nutikti per dideli kaštai išlaikymo, gali nutikti tai, kad popierizmas, administravimas, jūs, kaip sakant, tapsite vergai tos sistemos ir už tai reikia labai gerai įsivertinti. Tai įsivertinimui kviečiu į mūsų tinklapį www.žinius.lt, ten rasite medžiagą, informaciją apie verslo formas jau plačiai ir išsamei, nes apie verslo formas galima kalbėti 3 valandas, ne 30 minučių, neužtenka 30 minučių. Ir prireikus visą informaciją rasite tenai. Mitai ir iliuzijos. Mitai ir iliuzijos apie verslininkus. Gal norit pasidalinti kažkokiu mitu? Gal atsinešėt, turit jau dabar? Ką mes įsivaizduojam apie verslininkus? Tai mes įsivaizduojam, kad verslininkai dirba mažai, daug atostogauja, keliauja, tokie visada paplūdimiuose, baseinuose, ar ne? O realybė yra greičiau tokia, kad dirba mažam kambarėlį tarp 4 sienų, neturi laiko niekam, dirba 24/7, tol, kol tas verslas bent į kažką išsivysto. Turbūt esat visi skaitę, girdėję Amazon istoriją, ar ne, kaip įsikūrė, kokiom sąlygom dirbo tas žmogus, kuris įkūrė Amazon bendrabučio mažam kambarėlyje. Ilgos valandos ir tos valandos, dar žinot, jeigu kas dirbat samdomą darbą, tai jos nesibaigia niekada 5 valandą. Jos tave persekioja, tas tavo verslas su visais reikalais. Ir savaitgaliais, ir su šeima, kai būni, ir koncerte. Tai tenka išmokti daug dalykų, biški brėžti ribas, išmokti pailsėti, organizuoti savo poilsį, nežiūrinti tai. Dar vienas mitas, kad verslininkai tai yra kažkokie ypatingi genijai, turintys verslo gyslelę, verslumas jiems jau įgimtas savaime ir jie tokie nuostabus. O realybė yra tokia, kad iš tiesų tai jie tiesiog labai daug dirba, yra atkaklus, užsispyrę, nepasiduoda, susidūrę su sunkumais. Taip, aišku, padeda, jeigu turi charizmos, turi kažkokią tai gebėjimą kalbėti, bendrauti, ar ne, tikrai tas padeda, bet labiausiai tai padeda tas atkaklumas, nuoseklumas ir dar vieno žingsnio darimas kiekvieną dieną. Dar vieno žingsnio, dar vieno žingsnio. Dar vienas mitas. Turtuoliai su prabangiais namais ir Ferrariais, ar ne? Taip norėtumėm, čia mūsų visų, kurie tą verslą savo pradedam, turbūt yra svajonė. O realybė būna tokia, kad kartais sunku ir savo kažkokią tai Ford Fiestą išlaikyti. Ir žinot, tos visos istorijos, kurias jūs matote socialiniai medijoje apie sėkmingus verslininkus, tai yra tik ledkalnio viršūnės, nes tie, kur nesėkmingi, jiegi nesiskelbia apie savo tas nesėkmes, ar ne, jie nesipasakoja ir jų yra daug, tų, kurie, sakykime, tiesiog eina tuo sunkiu keliu. Ir tikrai to atlygio tenka palaukti, ne per naktį viskas įvyksta. Dar vienas mitas yra, kad jie kažkokios išskirtinės drąsos žmonės, bebaimiai, labai kaip čia nebijantis rizikuoti. Tai dabar, tarp kitko, Spiečiuje irgi baigėsi mentorystės programa ir klausiau, kaip viena jauna verslininkė pasakojo apie savo baimės
kiek daug jinai tų baimių turėjo ir kad jos, jai kas ir buvo sunkiausia toje visoje programoje, tai netgi su tom baimėm susitvarkyti, kad ir psichoterapeuto pagalbos reikėjo būtent su baimėm susidoroti. Tai realybė, kad verslininkai žmonės, kurie turi daug baimių, tiesiog galbūt jie moka su tom baimėm gyventi, pratinasi su jom, kaip čia pasakyti, dirba su tom savo baimėm ir tai yra irgi vienas iš sėkmės ingredientų, tos baimės suvaldymas. Dar vienas mitas, sėkmė ateina per naktį. Tai realybė yra tokia, kad turbūt čia daug kas pasijuoktų, nei vienam, nežinau, nepažįstu nei vieno, kam sėkmė atėjo per naktį, o apskaitos įmonėje mes tų verslų prisižiūrime tikrai labai daug. Šiuo metu turim apie 80 klientų skirtingo dydžio, nuo mažiukų iki didesnių įmonių. Ir tikrai matome, kad ta sėkmė ateitų, kiek daug tie žmonės dirba ir padaro, ir kiek daug tų ir nesėkmių, ir duobių jie turi išgyventi, sprendimus priiminėdami. Na ir pabaigai mano mėgiamiausia citata iš žurnalisto Walter Begehut. Verslas yra profesija, kuri reikalauja ne ką mažiau žinių negu medicina ar teisė. Meistriškumo reikalauja ir dar reikalauja turėti pinigų. Tai va, tai ačiū, dabar perduodu žodį Rimai. Taip, tai aš esu Rima ir aš noriu paklausti jūsų, kas norėtų startuojant su verslu gauti paramą? Ja. Tai labai gerai, čia jau yra labai geras noras, sveikintinas noras ir sveikintina, kad atėjote į šitą renginį, tai yra labai svarbu, savo žinias jas po truputėlį auginti, prisijaukinti tam, kad būtų galima drąsiau žengti pirmąjį žingsnį į verslą. O aš dabar trumpai pristatysiu, kaip mūsų ekosistema keitėsi Lietuvoje. Tai nuo 2018 metų Lietuva, kaip matote, turėjo verslo srityje augimą net 7,1 karto. Tai reiškia, kad mes sugeneravome 23 metais 13,7 milijardo eurų, kai 2018 metais buvo 1,9 milijardo eurų. Tai čia yra labai didelis augimas palyginus su Europos augimu, kuris buvo 2,9 karto. Tai reiškia, mes, suapvalinus, nebus 3 kartus daugiau, bet, kaip sakant, 2, kažkiek kartų daugiau negu Europos vidurkis augome. Ir ką tai sako apie mus, kad lietuviai vis dažniau, vis drąsiau kuria verslą, labai stipriai pasikeitė startuolių ekosistema, nes startuoliai prieš tai buvo matomi kaip žmonės, kurie kuria startuolius, buvo matomi kaip tie, kurie, ką jūs čia darot, jūs čia nieko neveikėt, jūs čia bedarbiai, o dabar jos jau žiūri su pagarba, jiems drąsiau skiria finansavimo, netgi ir tiems, kurie neturi jokio produkto, o yra tik komanda ir idėja. Tai reiškia, kad labai stipriai pasikeitė ekosistema. Taip pat ir Lietuva duoda, pavadinkim Lietuva, mūsų valstybė, suteikia ir fiziniams asmenims finansavimo, bankai po truputį lankščiau žiūri į naujus pradedančius verslus, turint omeny ir šių metų, tiksliau, birželio mėnesio pakeitimą Swedbank'e, kuris dabar jau skolina ir visiškai naujam verslui iki 50 000, arba Šiaulių banką, kuris yra linkęs dėrėtis su verslais ir jiems prisitaikyti prie sąlygų, prisitaikyti atsižvelgiant, ką jie planuoja veikti, ko anksčiau nebūdavo. Komerciniai bankai duodavo paskolas tik tiems, kurie jau yra stabiliai veikiantis ir generuojantis pajamas verslai. Tai reiškia, kad, tas augimas tikrai yra. Ir čia yra 4 klausimai, į kuriuos reikėtų atsakyti, kurie yra labai svarbus prieš pradedant savo veiklą. Tai pirmiausiai aš turiu žinoti konkrečiai, kokią problemą rinkoje aš sprendžiu. Ir kas iš viso yra problema. Tai pavyzdžiui, aš noriu valgyti kiekvieną dieną, ne? Ir tai yra mano problema, kad aš esu alkana. Ir tai, kad aš galiu nueiti į kavinę pavalgyti. Nusipirku
maisto iš parduotuvės ir pasigaminu, tai reiškia, kad maisto prekių parduotuvė sprendžia mano problemą, man parduodama prekes. Kavinė sprendžia mano alkio problemą, kai aš ateinu, užsisakau ir pavalgau. Tai va, tai pirmiausiai reikia identifikuoti problemą, kurią aš spręsiu, kaip ir jau ir Rūta minėjo, ne, apie pačią problemą. Tada reikia nustatyti, kokio dydžio yra problema. O tasai dydis gali būti traktuojamas potencialių klientų kiekiu, tikslinės auditorijos kiekiu. Tai turi būti kiekybinis skaičius, kuris nusako, kokia yra rinka, kuriai aš galiu parduoti savo produktą arba paslaugą. Tai reiškia savo sprendimą. Kas yra labai faina ir smagu, kad mes problemą rinkoje galim sukurti patys. Tai reiškia, kad žmonės gali net neturėti tokios problemos, mes ją galim sukurti, pristatyti, edukuoti, kad jūs turite šitą problemą ir tada parduoti savo sprendimą. Čia kaip pavyzdys būtų, pavyzdžiui, Apple akiniai, ne? Tie pakankamai nauji, arba dirbtinis intelektas. Kol to nebuvo, mes net nežinojom, kad mums to reikia. O dabar, kai yra dirbtinis intelektas, mes jau jį pradedam po truputį naudoti, prie jo adaptuotis, pradedam už jį mokėti pinigus, kad gautumėm šitą paslaugų spektrą, ką jisai suteikia. Ir reikia ištirti, kad problema egzistuoja. Tai reiškia, kad turi būti atliktas kažkoksai rinkos tyrimas, patikrinti, ar yra konkurentų, pamėginti apklausti žmonės, kurie potencialiai iš manęs pirktų, apklausti ekspertus toje nišoje, kurie galėtų pakomentuoti, kaip jie vertina. Ir tada reikia pasižiūrėti, kokios yra alternatyvos. Alternatyvos yra susijusios su mano tiesioginiais konkurentais, kurie parduotų tokią pačią paslaugą arba produktą, arba su netiesioginiais, kurie pasiūlo kažką mainais, kažką šiek tiek kitaip. Tai čia kaip pavyzdys, kas yra alternatyva, tai tarkim, aš galiu namuose pasidaryti kavos ir mano alternatyva yra važiuojant pro Circle K, sustoti ir nusipirkti kavos puodelį. Tai va, čia yra mano alternatyva, ką aš galiu pasidaryti. Ir vienas iš pagrindinių modelių, kuris yra tarptautinis, žinomas, pripažintas, naudojamas tiek universitetuose, tiek verslo planuose, tai yra verslo modelio drobė. Kitaip vadinama Lean verslo modelis. Žodžiu, jisai turi daug skirtingų pavadinimų, bet esmė yra jo to pati. Tai yra verslo planas ant A4 formato. Ir jisai atsako į 9 pačius pagrindinius klausimus. Tai galvojant apie savo potencialų verslą, yra faina užsipildyti tokią verslo modelio drobę, kad būtų galima identifikuoti, kur bus mano stiprybės, kur silpnybės, ties kom reikėtų dar šiek tiek padirbėti. Ir verslo modelio drobė kalba apie, pirmiausiai, apie vertės pasiūlymą. Vertės pasiūlymas yra, kokias vertės duodu klientui, už ką jisai turėtų norėti mokėti pinigus. Tada yra segmentai klientų arba auditorijos segmentai, čia jau yra labai daug skirtingų pavadinimų, bet esmė tame, kaip aš sugrupuosiu į atskiras grupės savo potencialius klientus arba savo auditoriją. Kaip aš juos pavadinsiu, kaip aš juos apsirašysiu. Tai aš turiu žinoti, kam aš parduosiu savo produktą arba paslaugą. Ir toliau turiu žinoti kanalus, kokiais kanalais aš pardavinėsiu. O kanalai čia kaip pavyzdys, ar tai per socialinę mediją, ar per žurnalus, per radiją, per televiziją, per bendruomenės, ar per Google, naudojant Google SEO, kad pasiektų mano elektroninę svetainę. Tai čia tie kanalai yra apie pardavimo kanalus ir kaip aš pasieksiu savo klientą. Toliau yra ryšys su klientu, tai reiškia, kaip klientas galės mane pasiekti, tai reiškia man užduoti klausimą arba pasakyti apie esančią problemą, tai čia dažniausiai bus telefonu, elektroniniu paštu ar kažkokiais kitais kanalais, gal atvykus fiziškai į vietą, ne? Galvojant kaip pavyzdys apie IKEA, tai mes galim nuvažiuoti į vietą ir pasakyti, turiu problemą, kad nusipirkau baldą, bet jame nebuvo varžtuko ir jie tą problemą sprendžia.
Toliau yra pagrindinės veiklos, tai ką aš iš tikrųjų veikiu savo versle. Tai reiškia, ne ką aš sakau, kad veikiu ten, tarkim, IKEA, mes galvojam, kad jie pardavinėja baldus, kad jie yra baldų gamintojai, bet iš esmės jų pagrindinė veikla nėra baldų gaminimas. Jie šitą perka kaip paslaugą. Dažniausiu atveju, aišku, šiek tiek ir gamina viduje, bet dažniausiai perka iš kitų kaip paslaugą. Tai va, tai reikia žinoti, kokios yra mano pagrindinės veiklos, kurios iš manęs atima daugiausiai laiko ir žinant savo pagrindinės veiklas, aš galiu nusimatyti resursus, kurių man reikės. Tai reiškia žmogiškuosius, finansinius, intelektinius ir materialius. Tai reiškia, ar man reikia įrangos. Ten, tarkim, nematerialus, tai yra savo prekinio ženklo patentavimą, know-how. Tai viskas, kas yra, taip, neturi fizinės materijos. Finansiniai yra apie pinigus, kiek man reikia pinigų, ar aš jos skolinsiuos, ar aš gausiu paramą, ar kaip visas šitas vyks. Ir žmogiškiai, tai kiek ir kokių žmonių man reikia, kad galėčiau startuoti, kad galėčiau šitą visą verslo modelį įveiklinti. Ir mano pagrindiniai partneriai, jie gali būti, jų gali ir nebūti. Partneriai yra tie, su kuriais turimos yra sutartis ir bendri tikslai. Ties kuo tikslingai įmonė A ir įmonė B dirba, kad pasiektų tam tikrą tikslą. Toliau yra pagrindinės išlaidos, tai reiškia, yra privaloma žinoti, už ką aš turėsiu mokėti pinigus, kad galėčiau egzistuoti, ir pagrindinės pajamos. Tai reiškia, iš ko mano įmonė arba mano veikla gauna pajamas. Tai va. Ir labai fainas yra nemokamas resursas. Jau turint savo verslo modelio drobę, aš labai rekomenduoju bent jau preliminariai pasidaryti finansinės prognozes. Tai reiškia pasiskaičiuoti, kiek aš potencialiai galėčiau uždirbti. Kokios bus mano metinės išlaidos. Tai čia inovacijų agentūra sukūrė labai puikų produktą, kuris yra prieinamas visiems, ir mano nuomonė, iš nemokamų produktų jisai yra pats patogiausias, lengviausiai naudojamas, geriausias, paprasčiausiai suprantamas, ir nes tenais prie kiekvienos skiltės yra paaiškinimai, ką tenais reikia rašyti ir kaip rašyti. Ten automatiškai paskaičiuoja mokesčius, tai reiškia pilnai užpildžius, galima yra parsisiųsti Excelį, kur matysite, taip turės išliekamąją vertę. Tai reiškia, paskui bus galima pasižiūrėti, pasianalizuoti, ką aš ten rašiau, ir pagal tai nusimatyti dar kokius pokyčius man reikia padaryti. Bet iš esmės pirminis tikslas yra pasitikrinti, ar mano verslas bus pelningas ar nuostolingas. Kaip ir verslo plano. Pagrindinis tikslas yra realiai nustatyti apie pelną arba nuostolį. Taip pat tiek aš savo versle, tiek tikiu ir Rūta savo versle naudoja labai naudingus ir informatyvius įrankius, kurie padeda mūsų kasdienybėje. Vienas iš jų yra Captions programėlė. Tai čia ta pati pirmoji. Pati pirmoji Captions, jinai vadinasi, kur įkėlus video yra galima padaryti subtitrus pačio video, kad būtų matoma informacija apie ką yra video, kad būtų pristatoma, kaip sakoma, su titrais. Vadinasi, norim patikslinti. Captions. C-A-P-T-I-O-N-S. N-S. Jo, Captions. Galima, gal reikėjo pridėti. Arba jeigu bus pasidalintas skaidrėmis, galėsiu dar pridėti atskirai pavadinimus. Kaip pasidalinsit? Jo, tai gerai, tada dar pridėsim pavadinimus, kad būtų galima tą informaciją gauti. Toliau yra Canva, kurioje galima yra savo dizainą susikurti įmonės, daryti vizualus, taip pat kurti savo brand booką, vadinamą prekinio ženklo tokią knygelę, kad būtų prekinio ženklo vientisumas. Ir Canva tikrai yra plačiai naudojama tarp smulkių verslų, tarp freelancerių, tarp kūrėjų. Ir jinai tikrai brangiai nekainuoja, turi puikių funkcijų, ten galima yra daryti tiek skaidrės, tiek savo CV kurti, galima yra pasidaryti skanavimo, tokius, kaip aš įdedu čia skanavimo QR kodus, juos yra galima pasidaryti per Canva.
Tai va, tai ir tenais yra dirbtinis intelektas taip pat integruotas, kuris padeda pagreitinti kūrybos procesą. Tai reiškia, kad tiesiog jau pasidarius savo šablonus yra galim paprašyti, kad dirbtinis intelektas man pridarytų, pavyzdžiui, turinio, kurį aš skelbsiu socialiniuose tinkluose. Ir paskutinis yra ChatGPT, tai dirbtinis intelektas, kuris padeda man, kaip pavyzdys, atlikti tam tikras užduotis. Tai tarkim, aš galiu jam išsiųsti užklausą, kad aprašyk mano potencialų klientą. Aš pardavinėsiu tokį produktą, noriu, kad tu nustatytum, kiek Lietuvoje yra žmonių, kuriems aš galėsiu parduoti tokį produktą, kaip pavyzdys. Tai žodžiu, jisai gali padėti tiek planuotis, tiek gali padėti vykdyti, gali rengti tekstus, gali jums ieškoti informacijos, gali padėti rengti verslo planą. Labai naudingas įrankis ir manau, kad jau daugeliui pažįstamas. Ir kitais metais, dabar apie ką daug kas šneka, tiek seminaruose, tiek konferencijose, kad 2025 metais pagrindinė reikalinga verslų savybė yra drąsa. O tai reiškia būti drąsiam, kad galėtum būti kitoks, išskirtinis, reikšti savo nuomonę, bandyti, testuoti, tiesiog drąsiai eiti į priekį. Ir yra tikrai puikių pavyzdžių, kas drąsiai veikia, kaip pavyzdys fantazijos.lt. Tarkim, jie turi labai drąsią reklamą, kuri nebūtinai yra vulgari, jinai yra kitokia. Taip pat mūsų ir Spiečius turi drąsios reklamos kartais. Aš pati esu Spiečius bendruomenės narė ir dalyvauju programuose, bet mūsų Spiečius tikrai padaro tam tikrų reklamos elementų, kurie yra drąsūs. Tai va, tai čia bus pagrindinė kitų metų tendencija. Ir ar yra šiuo metu klausimų? Taip pat kviečiu nusiskanuoti, kad galėtumėm arba išsisaugoti kontaktus. Ir galiu pasakyti šiandienos naujienos, ką šiandieną sužinojau, kad sausio mėnesį bus vėl paskelbtas kvietimas paramai gauti iš užimtumo tarnybos. Ir tai reiškia, kad bus galima gauti 32 000 eurų verslo pradžiai. Ir realiai už tos pinigus yra galima įsigyti įrangą reikalingą savo verslui pradėti. Tai kaip pavyzdys. Čia tas pats, kas buvo prieš tai su mažosios bendrijos įkūrimu, ar kažkas kitas? Tas pats bus. Tas pats, kad turėsi bendriją įkurti. Jo, ten minimaliai kriterijai pasikeis, labai nežymiai. Ar jie žinomi kriterijai? Labai mažai, ta prasme, turiu labai mažai informacijos dar kol kas. Žinau, kad prioritetai šiek tiek pakis, bet jie bus labai panašus, kaip buvo. Bet aš bent jau iš savo pusės, kaip aš pati rengiu šitos projektus, aš tikrai matau, kad tų pokyčių jų turi būti. Manau, kad jie bus įgyvendinti, tik tais mes apie juos sužinosime po gruodžio 18 dienos. Jo, dar ne dabar. Tai kai pasibaigs šitas etapas, kuris prasidėjo rugsėjo mėnesį, tada sužinosim apie kito etapo pareikalavimus. Bet dar noriu šiek tiek pristatyti, kaip šitas projektas veikia. Tai iš esmės tenais galima yra įsteigti darbo vietą savo. Ir kaip pavyzdys, jeigu aš noriu būti fotografas, aš galiu įsigyti fotoaparatą, apšvietimą, kompiuterį, kuris man bus reikalingas montavimui, ten įvairius krepšius, kad galėčiau persinešti savo aparatūrą, savo įrangą reikalingą darbui. Jeigu aš noriu būti kosmetologė, tai galiu įsigyti įrangą, kuri bus susijusi, kaip pavyzdys, su veido valymu, su kūno kontūravimu, įvairūs skaitmenizuoti aparatai. Jeigu aš noriu būti apdailininkas, tai reiškia vidaus apdailininkas, kaip pavyzdys, aš galiu įsigyti priemonės, įrangą, konkrečiai įrangą, priemonės gal neteisingas yra žodis, kuri yra varoma elektra
ir kuri yra skirta, kaip pavyzdys, tvarkyti sienoms, grindims, luboms, pjaustyti medžiui, plytelėms. Tai turi būti konkretus daiktai, ką aš pirksiu ir kas bus tiesiogiai susijęs su mano profesija. Kitas pavyzdys, tarkim, jeigu aš noriu būti vadybininkas, aš galiu įsigyti kompiuterį. Jeigu aš noriu būti medienos pjovėjas, galiu įsigyti stakles, reikalingas pjovimui. Tai va, čia yra galima pagalvoti apie tai, kas būtų aktualu mano verslo pradžiai ir paskui pagrindinis įsipareigojimas yra 36 mėnesius mokėti savo bent minimalų mėnesinį atlyginimą. Aš turiu klausimą, o Taip. jeigu neuždirbsiu tiek? Bus negerai. Jeigu yra neuždirbama, nepasiekiama šita riba, tai pirmais metais reikia grąžinti 100% gautos paramos, antrais metais reikia grąžinti 80% gautos paramos, trečiais metais 50% gautos paramos. Tai reiškia, jau einant į projektą būtų gerai nusimatyti, tai pasidaryti verslo modelio drobę, pasiskaičiuoti ir jau eiti užtikrintai su ta mintim, kad aš tikrai uždirbsiu. Tai va. Klausimas ten, aš šitą projektą pamačiau, kai buvo paskutinė diena pateikti paraiškas, bet Taip. klausimas apie tai, kad ten lyg tai buvo parašyta, kad tu turi stovėti darbo biržoje, ne? Gali, taip, yra šitas kriterijus, bet nestovėti turi būti užsiregistravęs darbo biržoje. Jeigu aš dirbu, tai aš negaliu užsiregistruoti. Gali. Tai reiškia, kad jeigu aš dirbu samdomam darbe, aš tenais prisiregistruoju ir nurodau, kad šiuo metu esu užimtas asmuo, kuris dirba tokioj įmonėj ir turi tokias pareigas. Jeigu atsirastų vieta, kad jie siūlytų, kokiu tikslu tai Tiesiog, kad būtumėm prisiregistravę jų sistemoje realiai ir kad būtų galima eiti į šitą projektą. Nes tenais viskas vyksta per jų sistemą, kad jie galėtų patikrinti informaciją, kad jie turėtų pagrindinius duomenis apie žmogų. Tai į projektą gali eiti žmonės, kurie dirba samdomam darbe, kurie turi individualią veiklą, bet nusprendė keisti veiklos kryptį, arba kurie yra bedarbiai. Arba kurie turi įmonę, bet irgi nori įmonę ar uždaryti, ar ją perleisti, parduoti, likviduoti. Tai jie irgi gali eiti, bet turi žinoti, kad po to laiko, kai gaus, jog finansavimas yra suteikiamas, patvirtinimą, jie turės šitą įmonę kažkur padėti. jeigu įdarbintas, tai Turės išeiti iš... Taip. Taip. Įsipareigoja išeiti iš darbo, įsteigti juridinį asmenį, tai reiškia mažąją bendriją, uždarąją akcinę bendrovę ir tuomet įsigyti priemonės, kurios buvo numatytos paraiškoje ir pradėti vykdyti veiklą ir nuo veiklos starto vykdyti 36 mėnesius. Tai va, o tenais irgi yra vienas iš papildomų balų, kaip galima gauti papildomą balą, tai neįgalieji, kurie turi iki 35% nedarbingumo lygį, gauna iš karto 10 konkursinių balų, o šitam projektui reikia minimaliai surinkti 35. Tai reiškia, kad iš karto gauna 35, ja, 35, o tai reiškia, kad jau iš karto realiai beveik 30% yra surinkta reikalingų balų. Tai va, ar gal yra dar klausimų? Man atrodo, kad 40% nuo 20. Darbingumas, kad... Šitą reiktų man dar pasitikslinti, bet man atrodo 35, bet gali būti, kad aš irgi klystu šitoje vietoje. Tai va, šitą reiktų pasitikslinti šitą vietą. Ačiū. Labai. Taip, buvo klausimas? O kaip sudėtinga, sakykime, jeigu mes užpildom paraišką, pažvelgiant ar ne į praeitą kvietimą, procentaliai ar ne, kiek buvo patvirtintų paraiškų? Praeitą kvietimą buvo patvirtinta 30%.
iš visų pateikusių paraiškas. Bet reikia atsižvelgti į šitą kriterijų, kad dažnas žmogus, kuris teikia savarankiškai, jie padaro tiesiog tokių techninių klaidų. Tai reiškia, nebūtinai jie yra netinkami, bet užimtumo tarnyba reikalauja tam tikros pateikimo formos. Nori, kad būtų pagal pareikalavimą, pagal įstatymą, aprašai turi atitikti ir paprastam žmogui, kuris nėra susidūręs su tokiais teisiniais dokumentais, yra pakankamai sudėtinga pasidaryti tokį pateikimą, tai dėl to vat ir atsiranda tokios darbo vietos kaip mano. Tai realiai aš sprendžiu problemų žmonių, kurie yra šiek tiek sudėtingiau skaityti ir analizuoti teisinius dokumentus, atsakyti techniškai, taisyklingai, kaip pareikalauja ir panašiai. Nu, žodžiu, sutvarkyti visą biurokratiją, kuri niekam nepatinka. Tai va. Aš pajuokausiu, Rimos verslas yra apie tai, kad parduoda pinigus jinai. Jo, parduoda pinigus. Tai va, jinai sprendžia problemą, parduoda pinigus. Tai va. Taip, padedam pritraukti finansavimą. Ir šitas projektas, jisai iš tikrųjų kitais metais, kol kas yra numatyta, kad tai yra paskutiniai metai, kaip veiks šitas projektas, bet pagal jo intensyvumą, pagal populiarumą, tai yra 100%, bent jau pagal mano asmeninę nuomonę, kad jisai bus pratęstas dar ir 26 ir 7 metais, nes jisai padeda tiek ir verslams išlysti, pavadinkim, iš šešėlio, tai tie, kurie neturėjo visiškai jokios veiklos, dažnai nusprendžia jau įsiveiklinti ir tikrai yra naudingas, sukuriantis naujų darbo vietų ir padedantis mūsų ekonomikai klestėti. Tai va. Tai savo darbo vietą susikurti tą vieną vadovo, ar tu turi įdarbinti dar vieną žmogų? Realiai yra galima kurti 2 darbo vietas. Realiai nebus vadovo darbo vietos. Jo, tai realiai aš, tarkim, jeigu noriu įsigyti kosmetologinį aparatą ir būti kosmetologė, aš pretenduoju į kosmetologo darbo vietą. Ir tada jau atidarius įmonę, kuriu kosmetologo darbo vietą. Tai ne vadovo. Galima yra kurti ir vadovo, bet vadovas greičiausiai gaus tik kompiuterį pagal savo tiesioginės darbo funkcijas, nes jam kaip ir vadovauti nieko daugiau nereikia. Jeigu tu bendryje įkūrė, Aha. tai tada ten visas tas valdymo organas, ar ne, kaip ten Taip. išdėsto, tai Taip. realiai tu tada, kaip jeigu pats dirbu, pati aš dirbu, ar ne, kad ir kosmetologo darbą nesvarbu, bet ar aš turiu įdarbinti dar žmogų antrą tą kosmetologą, ar ne? Ne. Vieno užtenka darbuotojo. Yra apribojimas, kad jo, užtenka vieno darbuotojo ir iš viso ten įsteigus mažąją bendriją, realiai aš savęs darbinti kaip ir negaliu. Tik tais pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį realiai gaunasi. Jo, tai čia yra tam tikra spraga pas juos aprašymuose, nes jie reikalauja būtent įdarbinimo. Aš irgi čia įsikišti, kadangi čia jau mano sritis labiau. Jo, čia jau Rūtos. Tai iš tikrųjų mažosios bendrijos sukūrimas užimtumo tarnyboje pagal šitą programą yra laikomas darbo vietos savo sukūrimu. Taip. Įsteigiau mažąją bendriją, jau sukūriau savo darbo vietą. Viskas, sąlyga įvykdyta. Nieko ten, nebent jūs įsirašote į savo verslo planą, kad jūs teiksit antrą darbo vietą. Žinau, kad už tai balą papildomai gali duoti, turbūt. Ir reikia daugiau prisidėti nuo savom lėšom. Tada. Jo, jeigu yra 2 darbo vietos. Jo. Žodžiu, procentaliai daugiau, ar suma yra didesnė tada? Galima gauti didesnį sumą, bet reikia prisidėti tada nuo savom lėšom. Daugiau. Aš žinau, kad Rima turi, kaip tu tą įrankį vadini, pasitikrink, ar galėtum gauti paramą. Aha, aš turiu. Galėtum parodyti iš tikrųjų, nes mes turim dar laiko ir, žinot, čia dabar baigėsi oficialusis pranešimas ir Rima dabar pasielgia kaip Steve'as Jobsas, ne? Ir sako, tarp kitko, ir tada pati svarbiausia informacija. Nu va, yra. Vadinasi, nuotolinis užimtumo tarnybos paramos verslo kūrimui kriterijų vertinimas šitas produktas per Thinkific arba įėjus į www.paromosverslui.lt, tai tikrai tenais,
Jo, čia mūsų sukurtas. Čia, kad mažiau skambintų jai. Tai realiai čia užėjus yra video pristatymas, kaip reikia užsipildyti klausimyną. Jūs užsipildote klausimyną, tuomet aš patikrinu atsakymus, paskambinu ir pasakau, kokia yra situacija. Realiai, ar yra surenkami balai, ar žmogus yra tinkamas šitam projektui, o jeigu netinkamas, ką reikia padaryti, kad jisai būtų tinkamas. Jo, kai kuriais atvejais tikrai yra galima pakoreguoti, o jeigu yra netinkamas, tada jau yra nauda, nes negaišta savo laiko ir pinigų, kaip sakant, tenais eiti. Bet kol kas dar nebuvo žmogaus, kuriam būčiau pasakius, kad jūs esat netinkamas. Realiai visada galima yra sugalvoti sprendimų, kaip žmogus galėtų eiti. Kiek procentaliai, kai jūsų įmonė rengia laimį projektų? Kol kas buvo, praeitą kvietimą buvo 100%, šį kvietimą iš 29 paraiškų, dabar turim vieną atmetimą, bet jisai irgi buvo toksai, kad klientė nenusintė dokumentų. Tai toksai... Jūs neprižiūrėjot klientės? Mes neprižiūrėjom klientės. Jo. Visą tą procesą vis tiek valdo pats užsakovas? Ne, mes irgi valdom, tai mes paskui jau buvo patikslinimas, nes realiai paraišką reikia, dažnu atveju pareikalauja kažkokių patikslinimų pagal vertintojo supratimą. Ir mes parengėm patikslinimą, jinai pasirašė, bet jinai nebenusintė, nes jinai jau savo vardu turi iš savo elektroninio pašto. Aš nelabai galiu žmogaus asmeniniu vardu siųsti dokumentus. Tai va, tai jau taip gavosi, o mes neprižiūrėjom, kad jinai nenusintė. Tai va, tokia jau buvo ta situacija. Bet vis tiek procentaliai mes visai, didelis procentas visai neblogai dirbom. O jūs savo puslapyje kažkur skelbėte aplamai tos kažkokius artėjančius projektus ar ne? Dabar šiuo metu labai intensyviai dirbam su užimtumo tarnyba, bet tikrai yra numatyta, kad dirbsim ir su kitais projektais intensyviau ir tą priemonę mes ją jau po truputį kuriame, kad būtų galima, jinai bus tokia, sakykime, labai primityvi, bet jau bus galima matyti, bet čia yra geras klausimas, nes yra viena priemonė, kur galim pasitikrinti, ar aš galiu gauti finansavimą. Dar vieną parodyti. Tai nuėjus čia į paslaugos yra, čia vat, finansavimo priemonių paieškos įrankis. Ir čia vat, finansavimo priemonių vedlys, pasispaudus, yra galima atsakyti tokį klausimyną. Va čia vat, žodžiu, reikia atsakyti į tam tikrus klausimus ir paskui gale parodo, kokius maždaug finansavimus galite gauti, bet reikia suprasti, kad jie irgi mato ne visas priemonės ir ne visus projektus. Tai reiškia, jie tik tam tikrą dalį apsidoroja patys. Tai šičia nusifotografuokite. Jo, būtinai. Išsisaugosite telefonu, galite pabandyti, nes irgi mama man parodė prieš mėnesį ir aš sugebėjau pamiršti, rašiau jai klausimas, ką tai ten rodė, finansų ministerija, inovacijų agentūros. Finansavimo paieška.